Sveiki visi. Sveiki visi, tai šiandien aš darysiu kalėdinių kambarių dekoracijas ir tai bus DIY video. Tai šiandien aš jums parodysiu 3 dalykėlius ir tai bus dirbtinės sniego gniūžtės, antklodė, patasėliukas lovytė ir paveikslas. Na tai pradėkim. Tai šiam DIY bus sniego gniūžtės, reikės baltų siūlų, žirklių ir servetėlės arba belenkokios kitos baltos medžiagos. Ir pradėsim. Šioj mažytėj servetėlėj yra apie 6 servetėlės sudėtos ant šitos vienos. Ir sekantis dalykas, aš tiesiog sulankstysiu armonikėlę. Jeigu nežinot, kaip tai daroma, tai bus tiesiog užlenkti vieną pusę, tada apsukti tiesiog laikydamas, tada lenkti vėl ir taip toliau apsukinėjant daryti. Štai aš baigiau armonikėlę, tai toliau aš tiesiog atkirpsiu gabaliuką siūlo ir maždaug per vidurį surišiu. Na, bus taip, sulenksiu aš armonikėlę ir tada surišiu taip siūlą. Ir dabar aš baigiau. Ir jūs norit, galit pareguliuoti, kokio dydžio tiksliai norit. Tai bus pamažint, ar, na, jūs galėsite tiesiog pamažinti. Bet aš manau, aš pasiliksiu tokio dydžio. Tai toliau man teks atsisklaidinti armonikėlę, tai aš tiesiog praskiesiu jas. Štai. Toliau kiekvieną dalelytę, kiekvieną atskirą servetėlę aš atskirsiu nuo visų kitų ir tiesiog užlenksiu. Tai kaip matot, vieną aš pradėjau, tai aš tai padarysiu iš abiejų pusių. Ir kai aš viską padariau, gavosi tai tokia gniūžtė. Ir, na, galima aišku daryti tokiais su siūlu, bet aš jums neparodysiu, kaip daryti su siūlais. Pasigooglinkite, jei norėsit. Na, tiesiog štai tokia gniūžtelė. Ir, na, tikrai labai gera, bet jeigu darysit iš siūlo, jums tai galėsit spausti, nieko nenutiks, bet štai, jeigu suspausit, nutiks blogas dalykas. Štai tiesiog turit gražią gniūžtę. Toliau bus patiesaliukas kalėdinis, tai reikės irgi žirklių, sagų ir geriausiai sagas naudoti šitam, jeigu darysit tokį patį paveikslėlį kokį aš. Tai raudonas ir baltas sagas ir baltos medžiagos. Na, bent jau aš panaudojau baltą medžiagą. Tai pirmiausia, turbūt tai būtų, kad atsimatuot, na, kokią ilgio norima. Tai aš darysiu maždaug iki čia kažkur. Nu, belenkokį dydžį iškirpti iš medžiagos, kokio patiesaliuko norim. Tai štai koks gabaliukas liko man. Tada toliau man reikės paimti tušinuką ir nusipiešti belenkokį paveikslėlį, bet aš nusprendžiau nusipiešti kalėdinę kepurę. Na, štai aš nusipiešiau, stengiausi piešti ne per daug ryškiai, bet turbūt jūs nelabai matot. Na, aš manyčiau matot. Tai toliau man reikės sudėlioti sagas, kokios noriu vietose. Štai aš sudėliau maždaug kaip turėtų būti ir toliau bus blogiausia dalis. Teks viską prisiūti sagas prie medžiagos. Tai manau, užtruks, tai aš geriau nefilmuosiu, kaip prisiūlau kiekvieną sagą. Tai dabar prisiūsim visas sagas. Ir beje, pamiršau paminėti, kad reikės irgi siūlo ir adatos. Ir siūlas geriausia būtų baltos spalvos. Bet bent jeigu jūs turi raudonus sagų, tai geriau daryti raudonų siūlų, bet aš vis tiek darysiu baltu. Na ir štai, bet jeigu jums labai reikia gale kažką, nu, galite antrą pusę prisiūti gale. Man nereikėtų, bet kada bus labai didelė būtinybė, tada aš prisiūsiu gale. Sekantis dalykas, kurį darysiu, tai bus paveikslas. Jam reikės balto popieriaus lapo ir spalvotų pieštukų, galite naudoti belenkokių spalvų. Aš tiesiog pasirinkau oranžinę, mėlyną ir žalią. Ir tada tušinuką, kad būtų galima parašyti. Pirmiausia, reikėtų surašyti visas kalėdų dienas.
nuo gruodžio 1 iki 25. 25 irgi užrašyti. Kai skaičiai išrašyti, geriausia būtų tiesiog, nuspalvinti šitą išskirtinį, taip padaryti kažką gražaus. Ir nuspalvinti visas kitas skaičiukus kitą spalvą. Ir tada tiesiog užrašyti kažką šventų kalėdų, ar, pavyzdžiui, ho, ho, ho. Ir štai kaip jisai atrodo. Ir aš manau, labai būtų miela tokį pasikabinti. Ir, pavyzdžiui, dienas ir tiesiog nusibraukti. Žinau, kad maždaug diena, kurią aš dabar filmuoju, tai yra 20. Galbūt aš 20 dieną ir kelsiu. Tai aš nenoriu nubraukyti, tai tiesiog aš pasiliksiu šitą gražų kalendoriuką. Tai va. Tai tikiuosi jums patiko mano DIY ir šitie tikrai labai tiktų jūsų kambaryje, kaip mažiukas kalendoriukas, lovytės dekoriukas ir žinoma tiesiog papuošti langas ar sieną ar kažkur pakabinti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki.